Apžvelgsime kelių projektavimo ir analizės mokymo kursus naujos kartos BIM programoje Autodesk InfraWorks. Norėdami teisingai suprojektuoti kelią realios geografinės aplinkos kontekste, pirmiausia, jūs išmoksite sukurti reikalingo žemės paviršiaus ploto trimatį modelį. Duomenys modeliui gaunami iš atvirų šaltinių ir juose yra visi infrastruktūros elementai, tokie kaip keliai, aikštelės, egzistuojantis pastatai ir kita. Visi topologijos modelio elementai bus pririšti prie realių koordinačių. Kadangi Autodesk InfraWorks tai naujos kartos BIM programa, kursų metu jūs išmoksite dirbti su naujausia vartotojiška Autodesk produktų sąsaja. Mokymo kursų metu jūs išmoksite formuoti kelio tiesimui reikalingus žemės klipus ir gauti visą būtiną informaciją apie juos. Taip pat jūs išmoksite atvaizduoti modelio paviršių skirtingomis spalvinėmis schemomis įvairių užduočių sprendimui. Pavyzdžiui, nurodyti galimas potvynių vietas dėl įsiliejančių upių ar tirpstančio sniego. Jūs išmoksite renovuoti egzistuojančius kelius ir kurti naujus, pasirenkant reikalingą kelio tipą iš InfraWorks bibliotekos. Taip pat jūs išmoksite kurti savo kelių elementų rinkinius, kuriuos galėsite įkelti į programos biblioteką. Projektuodami kelius mes nurodome piketų išsidėstymo žingsnį ir sudarome projektinės kreivės. Kursų metu jūs išmoksite sudaryti reikalingų vaizdo pozicijų skirtukus ir naudotis jais. Išmoksite redaguoti kelius, pridedant papildomus kelio elementus, tokius kaip papildomos eismo juostos, šaligatviai, dviračių takai, stotelės ir kita. Taip pat išmoksite įvairiais būdais redaguoti sukurtus kelio elementus. Jūs išmoksite pakeisti kelio konstrukciją atskiruose kelio ruožuose, prisirišant prie konkrečių piketų. Atskirus kelio ruožus galima pakeisti į visai kitokią kelio konstrukciją, kurioje gali būti kito tipo skiriamoji juosta, kiti kelio apšvietimo elementai, o taip pat skirtingas eismo juostų skaičius. Kursų metu jūs išmoksite projektuoti kelius pagal reikiamus standartus. Projektuojant kelius galima nurodyti kelio projektinį greitį, o taip pat sukurti kelio ruožus su skirtingais autotransporto greičio apribojimo režimais. Jūs išmoksite atvaizduoti modelį skirtingų metų ir paros laikų. Išmoksite išdėstyti kelio apipavidalinimo elementus, tokius kaip lauko šviestuvai, medžiai, šviesoforai ir kita. Visi šie elementai atsispindės projekto dokumentacijoje. Jūs išmoksite ne tik pridėti papildomas eismo juostas, bet ir tinkamai redaguoti jas. Kursų metu didelis dėmesys skiriamas sankryžų projektavimui. Jūs išmoksite redaguoti sankryžas, įvairiais būdais keisti posūkio zonų spindulius, nustatyti autotransporto eismo taisyklės per sankryžą. Be to išmoksite teisingai nurodyti stop linijos padėtį visuose įvažiavimuose į sankryžą. Posūkio zonų spindulius sankryžoje galima keisti standartiniu būdu, įrašant posūkio spindulio reikšmę, arba pasirenkant transporto tipą ir gabaritus. Jūs išmoksite sudaryti ir redaguoti saugaus įvažiavimo į kelią zoną. Taip pat išmoksite performuoti standartinę sankryžą į žiedinę sankryžą pagal pasirinktus standartus ir redaguoti ją. Kursų metu išmoksite dirbti su kelio viražais. Peržiūrėti ir redaguoti viražus kritiniuose piketuose, kelio konstrukcijos skersinius profilius,
bei žemės darbų apimtis. Kursų metu ypatingas dėmesys skiriamas įvairioms kelio projekto analizėms. Kelio matomumo analizė leidžia nustatyti kritinės kelio matomumo zonas. Kelio matomumo analizė atliekama abiem eismo kryptimis ir jos metu nustatomos blogo ir vidutinio matomumo zonos, o taip pat avaringi kelio ruožai. Atsižvelgiant į kelio matomumo analizės rezultatus, galima nurodyti perspėjančių ženklų pastatymo vietas, o taip pat sudaryti greičio ribojimo zonas kelyje. Kursų metu ypatingas dėmesys skiriamas saugaus eismo per sankryžą analizei, kuri įvertina eilę faktorių. Sankryžos tipą, tai reguliuojama ar nereguliuojama, įvažiavimo į sankryžą būdą, tai yra stop linijos padėtį, eismo juostų skaičių susikertančiose gatvėse, posūkių kryptį, sankryžos matomumo apribojimus. Atsižvelgiant į sankryžos analizės rezultatus, galima priimti reikalingą sprendimą – pašalinti medžius trukdančius geram matomumui arba įrengti sankryžoje eismą reguliuojančius šviesoforus. Kursų metu jūs išmoksite modeliuoti transporto priemonių judėjimą ir atlikti eismo analizę, atsižvelgiant į eismo intensyvumą ir kryptį bei šviesoforų darbo režimą. Analizės rezultate gausite duomenis apie transporto priemonių kiekį ir eismo kamščius, kuriuos galima panaudoti tolesniam kelio projektavimo optimizavimui. Transporto priemonių judėjimą galima animuoti. Projektuojant naujus kelius arba rekonstruojant esamus, galima gauti informaciją apie žemės darbų apimtis visame kelyje arba pasirinktose piketuose, o duomenis išsaugoti Excel programoje. Taip pat galima gauti informaciją apie naudojamų medžiagų kainas ir darbų sąnaudas. Jūs išmoksite projektuoti kelius kertančius vandens telkinius, pavyzdžiui, upę, o susikirtimų vietose kurti tiltus. Kursų metu jūs išmoksite atlikti kelio projektavimo optimizavimą, tame tarpe koridoriaus optimizavimą ir kelio vertikalaus profilio optimizavimą. Jūs išmoksite pasirinkti kelio projektavimo optimizavimo kriterijus, tokius kaip minimali kaina ar kitus. Pagal nustatytus optimizavimo kriterijus programa sudarys kelio projektinę dokumentaciją, kurioje atvaizduojama tokia informacija. Naujas optimizuotas kelio vertikalus profilis, duomenys apie kelio juostos konstrukciją, informacija apie tiltus, žemės masių perkelimo diagramą, naudojama transporto ir statybos technika, duomenys apie kiekvieną piketą, tame tarpe skerspjūvių schemos ir žemės darbų apimtis, ir bendri duomenys apie žemės darbų apimtis ir medžiagų kiekius. Tokiu būdu galima sukurti neribotą kiekį optimizacijų pagal skirtingus kriterijus, palyginti jas ir pasirinkti optimalų kelio projektavimo variantą. Kviečiame kelių projektuotojus į naujos kartos BIM programos Autodesk InfraWorks specializuotus mokymo kursus. Kursų klausytojai nemokamai gaus USB laikmeną su metodinė mokymo medžiaga, kurią sudaro visų temų video pamokos įgarsintos lietuvių kalba ir tekstinė mokymo medžiaga lietuvių kalba.